Sveiki visi, tai šiandien mes apžiūrėsime bandomąjį PUPP 26 metų. Pažiūrėsime kiekvieną užduotį, galite skipinti, galite klausti, kas neaišku, parašyti man e-mailu arba į Messengerį, kaip jums patogiau yra. Tai pradėkime nuo pačios pirmosios užduoties. Viską jau spręsiu mūsų žinomoj platformoj. Turime kvadratinę funkciją ir reikia pažiūrėti, kuris iš taškų priklauso šiai funkcijai. Tai prisiminkime, kad pirmas visą laiką koordinatės taškas yra x, po to y. Taip, dabar toliau žiūrint, jeigu mes pasiemame x ir jį įsistatom į formulę, mes turim gauti atsakymą. Tas atsakymas ir yra mūsų y. Tai kiekvieną iš mūsų x galite įsistatyti į skaičiuotuvą, tarkim, kaip pavyzdys. Ir tada turėtumėt pastebėti, kad gauname atsakymą vienetas, kol mūsų koordinatai pateiktoj atsakymas gaunasi 0. Reiškia, šitas būtent taškas nėra mūsų funkcijoje. Toliau mes žiūrėtume kiekvieną atskirai, tai grįžtume atgal skaičiuotuvu, ten, kur įsirašym savo x, ir tiesiog tuos minus vienetus pakeistume į kitus x, tarkim 3, 2 ir 0. Iki kol savo atsakymą gautume. Tai šiuo atveju turėtume atgauti, kad dvejetas yra mūsų atsakymas. Ir dabar įrodom tai 2 kvadratu plus 2 plus 1 turi gauti 7. Turime antrąją užduotį. Kai kurie iš jūsų jau yra susipažinę su sekomis. Ir su manimi, ir mokykloje, kai kurie dar tik su manim, o kai kurie dar nėra susipažinę, tai pradėsiu viską nuo pradžių. A yra mūsų seka. Tai yra tiesiog sekos pavadinimas, galėtų būti ir kitos raidės, kaip B, C, Z ir taip toliau. N dažniausiai ir žymima yra N, tai yra kelintas narys arba nario pozicija. Skamba keistai ta nario pozicija, tačiau jeigu aš išvardinčiau dabar seka 1, 2, 3, 4, 5, ar ne, tai mūsų vienetas būtų A1. Mūsų dvejetas būtų A2 pozicijoje. Ir taip toliau. Tai kaip dabar mums surasti tą A3? Mūsų formulėje naudojamas N, kas jau pasako, kad mes galime tiesiog įsistatyti vietoj N mūsų nurodytą skaičių, šiuo atveju 3. Tad, jeigu mes pasižymėsime A3 lygu minus 2 kart 3 plus 1 ir įsirašysime tai į skaičiuotuvą, turėtume gauti minus 5 jau kaip savo atsakymą. Judame ties trečia užduotimi, tai vėlgi turime x ir turime atsakymą, kokį gaunam įsistatę tam tikrą x. Jau mums duoda x reikšmę, mes jį galime tiesiog įsistatyti į formulę ir apsiskaičiuoti gaunant minus 2. Tai čia jau ką įsistačius į formulę gauni per atsakymą. Tačiau jeigu tu turi atsakymą, bet tau reikia sužinoti argumentą, kitais žodžiais x, tai mes galime pasirašyti, kad mūsų atsakymas yra 0, o pati sąlyga yra ta pati. Tuomet prie abiejų pusių pridedame 12, gauname 12 lygu 2x ir abi pusės daliname iš 2, gaunant, kad x lygu 6. Nesvarbu, kaip parašysite, galite rašyti ir 6 lygu x, tai yra visiškai nesvarbu, tai yra įprasta lygybė. Tai pasirašome čia 6. Ketvirta užduotis, aš manau, kad net neturėtų kelti problemų, jeigu įsiskaitot, kadangi duodami yra du skaičiai x ir y ir sako, kad šių skaičių suma, tai pliusas yra minus 4, tai x plus y yra minus 4, ir skirtumas, kas yra minusas, yra 8, tai x minus y yra 8. Susirandam, kuris turi abu šiuos
reiškinius ir pastebėsime, kad mūsų atveju pats pirmasis. Penktąją užduotį, manau, jau daug kas esate ne kartą pastebėję ir matę mokykloje bei pas mus sprendžiant. Šis atvejis yra, kad turime įbrėžtinį kampą ir mums reikia susirasti centrinį kampą. Centrinis kampas yra dvigubai didesnis negu įbrėžtinis kampas, todėl mes galime tiesiog 60 dauginti iš 2 ir gauti 120. Jeigu reikėtų surasti lanko dydį, tai vėlgi jis yra lygiai toks pats kaip centrinis kampas. Šita užduotis mane asmeniškai ganėtinai prajuokino, kadangi tai galime tiesiog įsistatyti skaičiuotuve, bet viskas, kas mums trukdo, tai yra tas kvadratu ar ne skaičiuotuvai, kadangi nežinome, kaip tą laipsnį ant sinuso, kosinuso padėti. Apart to, kad turime formulę, kad sinus kvadratu kampas plus kosinus kvadratu tas pats kampas yra vienetas, mes dar turime, kad galim įsirašyti skaičiuotuvą apskliaudus sinus kampas kvadratu plus kosinus kampas apskliausta kvadratu. Ir gautume tą patį vienetą. Septintasis gali kelti problemų dėl kelių dalių, tai yra, kas yra neturi prasmės ir kas yra greitoji daugybė. Tai šiuo atveju pažiūrim abu. Neturi prasmės, tai kai trupmenos apačia yra lygu 0. Jeigu trupmenos apačia yra lygu 0, galite įsirašyti net į skaičiuotuvą, gausime erorą. Galim tai aprašyti kaip 1 dalinta iš kvadratuko, kvadratukas negali būti lygu 0. Jeigu turim pošaknį tuo pačiu, tai kvadratukas po pošaknio turi būtinai būti daugiau arba lygus 0. Jeigu įrašysite pošaknyje minusinį skaičių, gausite erorą. Nebent ten bus ne kvadratu šaknis ar ne, o kubinė šaknis, tai tada gali būti ir minusiniai skaičiai. Tuo tarpu, jeigu turime kvadratinę šaknį po trupmeną, tai mūsų kvadratukas kaip ir pošaknyje galėtų turėti daugiau arba lygu 0, bet trupmenos apačioj negali būti 0. Tai mes tą lygybę kaip ir savo nusibraukiam mintise ir sakom, kad kvadratukas turi būti būtinai daugiau už 0. Tai žinant tokias taisyklės, mes pasiemame x plus 3 nėra lygu 0 ir x nėra lygu minus 3. Tai tuo pačiu mes suradome, su kokiu x neturi prasmės, bei galėtume aprašyti apibrėžimo sritį. Priminsiu, kad apibrėžimo sritis yra d nuo x ir x priklauso nuo minus begalybės iki minus 3, neįskaitant ir nuo minus 3 iki begalybės. Šitas ženklas reiškia sąjungą. Aš žinau, kad dažnai sakau ir, bet čia yra sąjunga. Vėliau pakalbėsim apie sąjungas visas, arba pakalbėsit kitose klasėse, bet nemaišykit šito ženklo su žodžiu ir. Ir dabar pereiname prie reiškinio suprastinimo. Tai, kaip ir minėjau, čia yra greitoji daugybė ir skirstome į 2 skliaustus. Tai x plus 3 ir x minus 3. Daliname iš apačioje esančio x plus 3. Turime 2 tuos pačius skliaustus, kuriuos išprastinę gauname x minus 3. Nepamirškite, kad prieš tai prastinti nieko negalite, x atskirai prastinti negalit, nes nėra daugybos. Tai yra 4 atskiri nariai, atskirti pliusų ir minusų. Mums reikia tai padaryti su daugyba, kad nariai būtų atskirti daugybą.
Tik tada galima prastinti. 8 užduotis. Turime duomenis, reikia apskaičiuoti trikampio plotą. Ne? Vien tik žiūrint į ne grafiką, bet labiau patį pavaizduotą trikampį, mes matome, kad turime dvi kraštinės ir kampą tarp jų. Tai yra dvi galimos formulės, kai dažnai sakom dvi kraštinės ir kampas tarp jų, dvi kraštinės ir kampas tarp jų. Vėl naudojant dvi kraštinės, jūs suprantate. Tai turime dvi formulės, tai yra S trikampio ir kosinusų teorema. Kosinusų teorema, jeigu reiktų rasti CB. Čia aiškiai jau trikampio plotas. Kadangi mums kosinusų teoremos nereikia, mes panaudosim trikampio plotą. Žiūrim į formulyną, kur yra mūsų to trikampio plotas. Ir randame mūsų formulę 1 dalinta 2 kart A kart B kart sinus C. Persirašom ją čia. Mūsų A bus arba AC, arba AB, pasirinkit patys, čia nelabai svarbu yra. Aš pažymėsiu iš viršaus į apačią. B mūsų yra AB ir tada kart sinus kampas tarp jų. Viską įsirašom, kadangi turiu privilegiją ištrinti, tai tiesiog įrašysiu skaičius ir turėtumėte gauti 6. Devintoji užduotis, turbūt dažnai irgi jums matosi, dažnai mano kartojama yra, kad pusiau kraštinių taisyklė yra, kad kai jos susikerta, susikirtimo taškas jas kelia į dvi dalis, santykiu 2:1, tai galim pažymėti kai 12 kaip 2x, o TD kaip x, taip pat CT galima žymėti kaip 2y ir TE kaip y. Kai mums reikia rasti TD, T ir D, tai yra 1x. 12 yra 2x. Tai 1x yra lygu 12 dalinta 2. Tuo tarpu CT yra 2y. 5 mūsų yra TE 1y. Tai jeigu mums reikia 2y, mes 5 dauginam iš 2. Ir gaunam 10. 10 užduotis, jau turbūt sinusai, kosinusai ir tangentai ganėtinai įgryso, bet pastebėkime, kad dvi lygybės yra teisingos, ne daugiau, ne mažiau, ir visur yra naudojama alfa kampas. Tad, ką mes padarysim, tai pagal mūsų nubrėžtą brėžinį mes susižymėsim sinusą, kosinusą ir tangentą atskirai. Sinus alfa yra statinis priešais iš įžambinės. A dalinta B. Kosinus alfa statinis prie, tuoj nubraižysiu, statinis prie iš įžambinės. C dalinta B. Nesusimaišykit, dažniausiai C būna priešai statųjį kampą, ar ne, vietoj B, B būna dažniausiai vietoj C, tai pastebėkit ir netyčia nesusimaišykit. Ir tada teliko tangent alfa, kas yra statinis priešais iš statinio prie. A dalinta iš C. Pažiūrim, ką turim. Pirmiausia, turim tangent A dalinta C. Tai yra mūsų geras atsakymas pagal mūsų šitą išsivestą formulę. Tada tangent alfa yra C dalinta A, kas jau pasakėm, kad nėra gerai. Sinus alfa yra C dalinta B. Patikrinam, ne. Kosinus alfa yra B dalinta A. Tikrai ne. Ir sinus alfa yra A dalinta B.
Tai yra mūsų abu reikiami atsakymai. Duota parabolės lygtis, apskaičiuokite šios parabolės viršūnės abscisą. Vėlgi, jeigu neatsimenat, kaip tai daryti, ieškokit formulyne. Šiuo atveju galim apžiūrėti, mes turime net pavadintą mūsų formulę viršūnės abscisė. Tai yra x viršūnės, tiesiog paprastas x. Tai apskaičiuot galime minus b dalinta 2 kart a. Įsistatom minus 8 dalinta 2 kart 2. Įsistatę į savo skaičiuotuvą turit gauti 2. Tiesė, mums reikia surasti jos koeficientą. Šiuo atveju galit pastebėti, kad mūsų tiesė, jeigu įsistatom vienetą, gaunam vienetą. Įsistatom dvejetą, gaunam 2. Mūsų tas koeficientas niekaip nepakeitė tiesės, tai iš karto galima būtų sakyti, kad koeficientas yra vienetas. Nieko visiškai nepakeitė. Tačiau jeigu mes norėtume apskaičiuoti, kaip tai padaryti? Pavadinkim šitą tašką A, šitą tašką B. Mūsų A koordinatės yra 1 ir 1. Mūsų B koordinatės yra 2 ir 2. Nesvarbu, kurį pavadinsit x1, kurį x2. Tarkim, aš einu iš eilės x1, y1, x2, y2. Pabandysim ir kitaip pažymėti, kad parodyčiau jums, kodėl tai yra nesvarbu. Šiuo atveju k naudojam formulę, vėl žiūrim, kokią mes formulę turim, ogi turim šitą. y2 atimti y1 ir x2 atimti x1. Įsistatom 2 atimti 1, 2 atimti 1 yra lygu. Įsistatę turėtume gauti vienetą. Kas jeigu aš būčiau pažymėjusi, pažymėkim žaliai, x2, y2, x1, y1. Tuomet mes galėtume rašyti, kad iš 1 atimame 2 ir vėl iš 1 atimame 2. Vėl skaičiuotuvas turėtų parodyti, kad tai yra lygu vienetui. Tai nesvarbu, kurį jūs tašką pažymėsite kaip x1 ar x2, svarbiausia, kad būtų poroje. Nebūtų 1x1, toj parodysiu, kaip negalima rašyti. Tarkim, čia x1, o čia y2. Taip jau negalima. Reikia, kad skaičiukai, indeksai sutiktų. Einam toliau. 13 mūsų užduotis, tai yra kvadratinių nelygybių sprendimas. Įprastas uždavinys ganėtinai paprastas. Mes turime kvadratinės lygties jau perspręstą lygtį su skliaustais ir matome, kad turime net x1, x2. Mes jį galime išsireikšti iš skliaustų, pasižymėdami, tarkim, iš šito x1 yra plus 2 lygu 0, tai x1 lygu minus 2. Čia x2 minus 1 lygu 0, tai x2 yra 1. Tai pasižymėsim ant tiesės. Dabar kaip žinoti, ar rutuliukas užtušuotas ar ne? Jeigu mes turime daugiau arba mažiau, tada rutuliukas yra tuščias. Tačiau, jeigu mes turime daugiau arba lygu su lygybės ženkliuku, arba mažiau arba lygu, tada mes jau turime užtušuotą rutuliuką. Pažiūrėję į mūsų ženklą, pamatome, kad burbuliukai yra užtušuoti. Iš karto šiti 2 atsakymai atkrenta. Toliau, ką galime žiūrėti toliau? Koeficientas. Galim nubraižyti parabolę, ar ne? Kaip žiūrėti koeficientą? Jeigu koeficientas yra daugiau už 0, tuomet mūsų parabolės šakos eis viršun.
Tuo tarpu, jeigu koeficientas mažiau už 0, žemyn. Jeigu mes sudauginsim x ir prie jų esančius skaičius, tai šiuo atveju tokių nėra skaičių, tiesiog x kart x, gauname x kvadratu. Reiškia, prie x kvadratu yra teigiamas koeficientas vienetas. Jeigu teigiamas, reiškia, parabolė eina į viršų. Čia labai negraži parabolė dabar, leiskit sutvarkyti. Parabolė eina į viršų. Maždaug taip. Dabar čia turime -2 ir vienetas, nuo mažesnio iki didesnio, ar ne, nuo minusų į viršų. Ir tada mums sako, kad reikia žymėti mažiau arba lygų 0. Tai prisiminkim, mūsų x yra ant horizontalios linijos. Dabar pažymėjau geltonai. Mūsų y arba kitaip atsakymai yra mėlyna parabolė. Ką tai reiškia? Kad parabolė parodo, ar tai yra lygu 0, ar tai yra daugiau už 0, ar tai yra mažiau už 0. Mums reikia mažiau arba lygu 0, paliekant mus su atsakymu tarp -2 ir 1. Galit, aišku, žymėtis ir dėl viso ko tos intervalus, kad čia yra pliusinis, čia yra minusinis, čia vėlgi yra pliusinis, žiūrint į parabolės šakas. Tai nėra būtina, bet tikrai galit. Ir tada mūsų atsakymas lieka tik tai vienas, tai yra 4. Atsiprašau, jeigu girdėsite pašalinius garsus, bet aš tęsiu toliau. Dabar turime 14 užduotį, kurioje turime tiesiog išspręsti diskriminantą. Tai pradedam. Mes turime formulę, kad diskriminantas yra lygu b kvadratu -4 kart a kart c. Įsistatom, diskriminantas lygu -8 kvadratu, būtinai apskliausta, -4 kart 5 kart 3. Ir turėtumėt gauti 4. Dabar parodysiu kiek kitokį variantą, tai atsidariau patį testavimą ir jau matote, sužymėjau visus mūsų atsakymus, parodysiu, kaip parašyti sprendinius. Pirmiausia, ką mes padarysim, tai pasižymėsim x1. Kaip tai lengviau padaryti? Aišku, galit žymėti x, tada pažymėti 4 mygtuką, kad įrašyti vienetą. Tada galit paspausti ir rašyti paspaudę lygybę čia. Su tuo yra viskas gerai. Tai nėra blogai. Kaip padaryti tai lengviau? Parašot x, šiftas dešiniau 0 yra toks slešas ir tada vienetukas. Su rodiklyte į dešinę painam ir parašom lygų. Viskas daroma per klaviatūrą, kad būtų greičiau. Tada jeigu norime trupmenos, mes žymim dalybos ženklą ir iškart atsiranda trupmena. To nenorint, galit paspausti antrąjį mygtuką. Rašome -b, kas yra -8, plus šaknis iš diskriminantų. Šaknies jau kitaip nepažymėsit, tai galiu pažymėti taip, arba galite iškart parašyti dvejetą. Tada toliau imam 2 kart a yra mūsų 5 ir vėl į dešinę. Visą laiką gali dirbti su rodiklytėm, kad judėti per savo parašytą uždavinį lygu ir gauname vienetą. Tada aš asmeniškai truputį tingiu perrašinėti čia viską, tai pasižymiu su pelyte Ctrl C, paspaudžiam Enter, Ctrl V ir pakeičiam indeksus bei pakeičiam ženklą. Nepamirškit pakeisti atsakymą
Čia gauname trupmeną 3/5. Kad įrašyti, įrašom x1 yra lygu 1, x2 yra lygu 3/5. Viskas, judame toliau. 15 užduotis, mes turime grafiką pavaizduotą. Reikia surasti reikšmių sritį. Reikšmių sritis, nepamirškit, yra Y ašis. Taip, mes pažiūrime, nuo kur jinai prasideda ir ties kur baigėsi. 1, 2, 3, 4, -1, -2. Reiškia skliaustelis nuo -2 iki 4. 16 užduotis mūsų. Turime kampą, kraštinę priešais jį. Kampą, kraštinę priešais jį. Tai šiuo atveju, ką mums primena? Mums primena sinusų teoremą. Sinusų teorema yra viršuje kraštinė ir tada kampas priešais tą kraštinę. Tai turime, tarkim, 4 šaknis iš 6 ir tada sinus kampas priešais tą kraštinį yra 45. Tai yra lygu kitai kraštiniai ir priešais ją esantį kampą sinusą. Surandam, kur tokį dalyką turim. x60 būtent čia. 17 užduočiai aš vėlgi pasitelksiu, kad reikia sprendimo įrašyti į testavimą. Tai dabar ką galim daryti? Arba čia dar vieną aukštinę pastatot. Tarkim, pabandom aprašyti 2 variantus. Pirmas variantas. Iš C nubrėžiame aukštinę. Gauname CD. Tarkim. Tuomet, tai va šitoj va kažkur vietoj bus D. Tuomet galima sakyti, kad CD yra lygu AD, kas yra lygu 6. Tuomet pagal Pitagoro teoremą randame DB. DB kvadratu yra lygu, nebūtina rašyti iš tikro tos teoremos labai tiksliai, bet patartina, CB kvadratu minus CD kvadratu. Tada įsistatom viską. Tai DB yra lygu šaknis iš 10 kvadratu minus 6 kvadratu. Ir gauname, kad tai yra lygu 8. Dabar, kai tai gavome, tuomet AD yra lygu 12 minus 4, minus 8, lygu 4. Truputį į priekį pamąsčiau. Ir kas yra taip pat lygu DC arba CD, nesvarbu, čia tas pats. Tai galima parašyti, kad atsakymas yra 4. Arba gali dar parašyti, CD yra lygu 4. Čia nesvarbu. Aš paliksiu 4 tiesiog. Toliau pažiūrėsime antrąjį variantą. Tai sakoma, kad jeigu apskritimas įbrėžtas į keturkampį, tuomet priešingų kraštinių suma yra lygu priešingų kraštinių sumai.
Ką turiu omeny? Pagal apskritimo įbrėžto. Nelietuviškos raidės. Įbrėžto į keturkampį teoriją, galima taip parašyti, arba taisyklę, kaip nori taip rašykit, realiai, kad suprantat, 6 + 10 yra lygu 12 + x. Ir tada 16 lygu 12 + x. Perkeliam į kitą pusę. 16 - 12, 4 lygu x. Viskas. 2 variantai ir galit tikrai abiejais spręsti. Pratęsiam su 18. Šitoj vietoj mes turime lygčių sistemą ir turime 2 grafikus. Tai yra vienas parabolė, kita yra tiesė. Automatiškai matome, kad pagal grafiką gauname 2 atsakymus, kur šios funkcijos susikerta. Tai yra šitas taškas ir šitas taškas. Automatiškai galima atmesti 2 variantus, kur yra parašytas tik tai vienas taškas arba viena koordinatė ir galim pasirašyti šitų koordinačių skaičius. Tai čia yra x - 2 ir y - 1. Žiūrint į atsakymus, čia pirma buvo pažymėtas x, čia y, o čia atvirkščiai. Y, po to x. Kuris iš tų yra teisingas? Atsakymas teisingas yra, kur žymimas x pirmas. 19 spręsime pačioje sistemoje. Tai x kvadratu - 4 galime perrašyti pagal greitąją daugybą į x - 2 su x + 2. Gerai, toliau apačioje matome, kad abu skaičiai dalinasi iš 6 ir nei vienas neturi x. Tai galime išsitraukti prieš skliaustus tik tai 6. Lieka skliaustuose x - 2. Su antra trupmena mes padarysime taip pat. Matome, kad viršuje yra greitoji daugyba. Jeigu greitosios daugybos neatsimenate, siūlyčiau daryti pagal diskriminanto formulę ir tada susirašyti x minus x1 ir tada vietoj x1 įsidėsite tuos skaičius, ką gausite diskriminante. Bet kadangi mes žinome greitąją daugybą, tai čia gaunasi x + 2 ir x + 2. Apačioje vėl išsitraukiame 6 ir tai palieka mus su x + 2 skliaustuose. Kadangi aš labai tingiu, tai aš iš tikro neperrašinėsiu, o tiesiog Ctrl+C, Ctrl+V panaudosiu ir mūsų, kadangi viskas dauginasi tarpusavyje, galime ištrinti po vieną tokį patį skliaustą. Lygiai tą patį padarome ir antroje trupmenoje. Dabar matome, kad trupmenos turi vienodą vardiklį 6. Ką tai reiškia? Mes galime jas atimti. Tai pasirašome, ką mes darysim. Trupmeną ir iš x + 2 atimsime x - 2. Apačioje pasilieka tas pats vardiklis. Atskliaužiam skliaustus. Pirmi skliaustai nepasikeičia, kadangi priešais juos yra pliusas. Antri pakeičia kiekvieno nario ženklą. Tai reiškia -x - 2. Apačioje vis dar išlieka 6. Pastebėkime, kad turime x ir -x, 2 ir -2. Tai mus palieka su 0 dalinta iš 6. Kas yra 0? Atsakymas yra 0. Gerai, judame toliau. 20 mūsų užduotis sako, kad turime funkciją, kurią galima apskaičiuoti su tokia formule.
Ir jeigu įsidedame į funkciją argumentą 3, atsakymas bus 33. Taigi įsidedam pažiūrėti, ko mums trūksta. Atsakymas 33, kai 2 kart minus 3 kvadratu minus m kart minus 3 plus 2m. Dabar apsiskaičiuojam. Pirmą persirašau 33. Visas šitas. 3 kart 3 yra 9, kart 2 18. Minus m kart minus 3 yra plus 3m ir persirašau 2m. Tada sutraukiam panašius narius. 18 persikeliam į kitą pusę, arba kitaip sakant, abi pusės iš abiejų pusių atimam 18, tai gaunasi 15 lygu 5m. Padalinam iš abiejų pusių po 5 ir gauname 3 lygu m. Atsakymas yra 3. 21 uždavinys kėlė kai kuriem jūsų problemų, ar ne? Tai teko prisiminti visiems mum koeficiento taisyklės ir kas atsitinka, kai dalinam plotus. Mes turime, kad koeficientas yra kraštinė iš kraštinės, galim sakyti didesnė kraštinė iš mažesnės kraštinės, taip pat kaip perimetras didesnio iš perimetro mažesnio. O koeficientas kvadratu yra s didesnio iš s mažesnio. Trikampį nupaišiau. Nu va, pažiūrim, ką turim čia. Mes turime, kad AB ir DE dalinasi ir gaunasi koeficientas 1/2. Pažiūrim, kiek yra koeficientas kvadratu. Koeficientas kvadratu yra 1/2 kvadratu. Plotas. Nebūtinai čia didesnio bus, bet mes žinom, kad trikampio ABC. Galim pakeisti šitą, kad būtų aiškiau į ABC, o pačioje nebūtinai mažesnio, bet galim pažymėti kaip DEF. Įsistatom į formulę, ką turim. Plotas ABC. Šito neturim, šito ieškom. ABC dalinta iš DEF ploto, kuris yra 100 kvadratinių centimetrų. Pasikeliam kvadratu 1/2, tai gaunasi 1/4 lygu S ABC dalinta 100. Padauginam iš 100 abi pusės, kad išsiprastintų dešinėje esantis 100. Parodysiu tarpinį veiksmą, kodėl taip atsitinka. Tai mes padauginam abi pusės iš 100. SABC dalinta 100 kart 100. 100 po savim turi tokį kaip ir nematomą vienetą. Ne? Tai kai dauginam trupmenas, būtent šitie 100 išsiprastina. Ir po plotu liks tik tai vienetas. Būtent todėl, kai iš abiejų pusių dauginam, mūsų apačia tiesiog pranyksta ir atsiranda kitoj pusėje 100. Tai 100 dalinta 4 yra SABC lygu 100 dalinta 4 lygu 25 kvadratiniai centimetrai. Toks atsakymas yra antras pas mus ir galim tuo pačiu judėti į kitą uždavinį. Jeigu dar kažkur liks klausimų, galit bet kada parašyti man asmeniškai. Toliau 22 uždavinys. Mes turim, atsiprašau už savo paišymą, bet mes turim žmogeliuką, turim kamuolį, čia bus mūsų X ašis, aš gal tiesą ašį kokią padarysiu. Čia bus mūsų žemė arba kitaip ašis X.
Ir čia bus mūsų y. Oi. Čia bus mūsų y ašis, tai bus aukštis. Visą laiką galit pasižymėti, jeigu tik norit, kad čia yra h metrais, o čia yra t sekundėm. Panašiai kaip fizikoje būna žymi. Gerai, tai dabar mes turim parabolę, žinome iš x kvadratu arba t kvadratu. Ir žinome, kad mūsų tas kamuolys spiriamas kažkaip taip skrieja ir tada kažkuriuo metu nusileidžia, ar ne? Žemiau žemės gal nenusileis, tai galiu tuos ir ištrinti. Tai mes turim tokią nežymę parabolę. Kažkuriuo metu tas kamuolys pasiekia patį aukščiausią tašką. Tai yra mūsų viršūnė. Jeigu mes surasim jos x, tai tada mes rasim kelintą sekundę x viršūnė, kelintą sekundę mūsų kamuolys pasiekia aukščiausią tašką. Jeigu mes tada tą x įsistatysim į savo formulę, tada rasim, kokiam aukštyje buvo tas kamuolys. Tai dabar pabandom tai ir padaryti. Kaip susirasti x viršūnę? Reikia panaudoti vėlgi mūsų formulę minus b dalinta 2 kart a. Tai yra minus 15 kart 2, dalinta 2 kart minus 5. Tai yra minus 10, ar ne? Tai lieka 3 antrosios arba kitaip pasakius 1,5. Tada įsistatom, kad gauti y viršūnę į mūsų formulę 15 kart 1,5. Šičia nebūtina skliaustelių. Minus 5 1,5 kvadratu. Vėlgi, čia nebūtina skliaustelių, nebent nepadeda daugybos. Bet šiaip skaičiuotuvė dažniausiai visi padeda daugybą, tai galima ir be skliaustelių čia prasiversti. Tie skliausteliai labiau reikalingi, jeigu netyčia atsirastų su minusu skaičiai, ar ne? Arba su šaknėm. Tai tada taip, tada reikia tų skliaustelių. Nu va, ir turėtumėt gauti įsistatę į skaičiuotuvą 11,25. Toks ir bus mūsų atsakymas. Nepamirškit, kad mes atsakymuose dedam kablelį, ne tašką. 23 uždavinys prašo mūsų apskaičiuoti apibrėžimo sritį. Mes turime trupmeną ir trupmenos apačioje yra šaknis. Ką tai reiškia? Kad viskas, kas yra po šaknyje, turės būti būtinai daugiau už 0. Ir tai vėlgi yra mūsų kvadratinė nelygybė. Vėl į 2 minus x ir 2 plus x. Jeigu norim surasti x1 ir x2, aš patariu tiesiog prisirašyti, kad 2 minus x1, tarkim, lygu 0 ir tada x1 lygu 2. Tada toliau. 2 plus x2 lygu 0 ir tada x2 lygu minus 2. Gerai, nusibrėžiam tiesę. Pasižymėm dabar tuščius rutuliukus. Kodėl tuščius? Nes mes turim būtinai daugiau negu 0, nėra lygybės ženklo. Pažiūrim, koks koeficientas. Koeficientas x yra mažiau už 0, reiškia šakos eis žemyn. Vėlgi galit pasirašyti, kad čia yra minusinės, čia yra pliusinės ir minusinės intervalai būtent pagal tai, arba galite tiesiog pastebėti, čia lygu 0, daugiau negu 0 ir mažiau negu 0. Vėlgi primenu, x mūsų rodo, ką įsistatom, parabolė rodo, kokius atsakymus mes gaunam. Mums reikia parašyti apibrėžimo sritį, ar ne? Tai kada yra daugiau už 0.
mūsų intervalas, kada yra daugiau už 0, tai yra tarp -2 ir 2. Tai yra pliusinis intervalas. Reiškia, mes tai aprašytume kaip paprastas skliaustelis, nieko neįskaitom, -2, 2 ir paprastas skliaustelis. Vėlgi pereinam šitą daryti į pačią sistemą, kadangi reikia sprendimo. Turime 24 mūsų uždavinį. Paveiksle pavaizduotas trikampis, kurio kraštinė AB6, kraštinė AC4 ir kampas 30. Apskaičiuokite šio trikampio kraštinės BC ilgį centimetrais. Tarkim, neatsimenu, kuri funkcija, kuri taisyklė ar kaip čia labiau formulė mums tai duoda. Grįžtu į mūsų paskutinę raidę. Ieškau, kaip čia galima būtų man padaryti tai. Skaitau, op. Ir tada galiu pastebėti, kad kosinusų teorema mums būtų pats tas šitoj vietoj. Kodėl? Nes mes turime dvi kraštines ir kampą tarp jų. Kai taip yra, mes bet kada galime rasti trečiąją trikampio kraštinę, ko mums reikia. Tai reiškia, dabar vėl rašom, kad BC kvadratu yra lygu AC kvadratu plus AB kvadratu minus 2 kart AC kart AB kart kosinus kampas C. Šitą sprendimą jūsų tikrins, tai manau viskas gerai su tokiu užrašymu, ar ne? Galit rašyti vietoj kosinus C, galit rašyti kosinus 30, bet mes viską vis tiek įsistatysim. Šiuo atveju aš darysiu truputį ne iš eilės, aš iš karto ištrauksiu šaknį ir tai parodysiu būtent mūsų sistemoje, tai paspaudžiu, kad rašysiu iškart šaknį ir rašau 4 kvadratu plus 6 kvadratu minus 2 kart 4 kart 6 kart kosinus 30. Visą tai įsirašau į skaičiuotuvą ir pažiūriu, kiek gausiu. Gaunu skaičių su labai daug po kablelio skaičiais ir toliau žiūriu atgal į užduotį, mūsų prašo atsakymą suapvalinkite iki 100. Šimtosios, tai yra 2 skaičiai po kablelio. Tarkim, mes turim dabar šiuo metu 3,2296. Tai būtų, kad mums reikia suapvalinti iki dvejeto. Žiūrime, ar už jo skaičius yra daugiau arba lygu 5. Taip, devynetas tikrai yra daugiau už 5, todėl tuos 2 skaičius ištrinam ir dvejetas tampa 3. Parašom atsakymą, kad yra 3,23. Aišku, galite rašyti BC yra lygu 3,23, manau, užtenka ir tiesiog atsakymo 3,23. Vėl turime užduotį 25 su sprendimu. Tai spręsim pačioj sistemai vėlgi ir aš rašysiu ganėtinai detaliai, kad pastebėtumėte ir jūs, ir jeigu, tarkim, tikrintojai žiūrėtų, kad tikrai suprastų, ką turėjau omeny. Tai pirmiausia, buvo protrūkis gripo ir pirmadienį susirgo 10% mokinių. Tai pasižymėsiu, kad X yra visi mokiniai. Tada iki palaukit, sustokiam. Pirmadienį susirgo 10%, tai dar tą reikia pažymėti. 10% galima pažymėti kaip 0,1. Tai 0,101, čia kaip sakysi, tai žodžiu, tai galim pavadinti tai Y ir pasakyti, kad tai yra susirgę mokiniai
pirmadienį. Ir tai parašysim, kad y yra lygu 0,1 x. 10% visų mokinių, ar ne? Parašysiu dar jums, kad būtų aiškiau vėliau, tai yra 10% visų mokinių. Jeigu norėtumėte žiūrėti failą, aš jį dėsiu visą failą, kurį parašiau su savo užrašais apačioj, turėtų būti description'e. Ok, tada toliau mes turim, kad iki penktadienio susirgo dar 10% pirmadienį buvusių sveikų mokinių. Čia yra ganėtinai svarbus sakinys, nes mes turim pirmą pasakyti, kiek buvo sveikų mokinių penktadienį. Tai sveiki mokiniai, rašyti nebemoku, yra x minus y. Tai reiškia, visus mokinius paėmiau ir atėmiau susirgusius mokinius. Ir tada iki penktadienio susirgo dar 10%, ar ne? Tai dabar mes suskaičiuosim, kiek susirgo penktadienį mokinių. Arba iki penktadienio. Iki penktadienio susirgę mokiniai. Tai dabar mes pasiimsim ir parašysim, kad susirgo 0,1 sveikų mokinių, tai yra x minus y pažymėjom. Ir tai yra lygu 0,1 x minus 0,1 y. Ir y mes irgi turim kaip 0,1 x. Tai vėl pažymim lygu ir įsistatom 0,1 x minus 0,1 kart. Galit čia skliaustus rašyti, galit nerašyti, nesvarbu, 0,1 x. Suskaičiuojam 0,1 x minus 0,01 x. Vėlgi tai yra lygu 0,09 x. Tai iki penktadienio iš viso dar prisidėjo, kad susirgo 9% visų mokinių. O 10% pirmadienį susirgusiųjų pasveiko. Tai čia buvo mūsų pirmadienį. Y buvo susirgę mokiniai pirmadienį, ar ne? Tai 10% to pasveiko. Ką galim parašyti, kad Z yra pirmadienį susirgusieji pasveikę. Tai Z lygu 0,1 x ir vėlgi 0,1 jų pasveiko. Reiškias 0,01 visų mokinių pasveiko. Tai reiškia 1% visų mokinių pasveiko ir tada dar mes turėjom, kad susirgo. Tai iš viso kiek susirgo? Pirmadienį susirgo 0,1 x. Penktadienį susirgo 0,09 x.
Ir tada bet pasveiko 0,1x. 0,01, atsiprašau. 0,01x. Tai dabar ką mes galim daryti? Mes pasiemam tą 0,1x ir pasiverčiam procentais. Tai 10 procentų atimsim, kiek pasveiko procentų, tai čia 1 procentas pasveiko. Tai gaunasi iš viso, kad 9 procentai mokinių serga nuo pirmadienio. Ir tada dar 9 procentai iš to iki penktadienio susirgo. Tik tai pakeičiu iki penktadienio. Susirgo 9 procentai, tai serga, kurie susirgo iki penktadienio. Gerai. Tai iš viso serga 9 procentai plus 9 procentai lygu 18 procentų. Tai mūsų atsakymas yra 18. Turime 26 užduotį. Mums sako, kad vieno spindulys yra 3, R lygu 3, galim 1 pažymėti, R2 yra 2 ir R3 yra 1. Ką galim padaryti? Mes galim pasidaryti linijas iki tų mūsų centrų. Turime trikampį. Apskaičiuojam jo kraštinių ilgius. Čia yra 3 ir 2 apačioj, tai reiškia iš viso yra 5. Čia yra 3 ir 1, reiškia 4. 1 ir 2 yra 3. Šitoje vietoje galima žinoti, kad jeigu mes turime 3, 4, 5 trikampį, tai jisai yra status. Galim tai savo įrodyti. Tarkim, pagal Pitagorą 3 kvadratu plus 4 kvadratu turi būti 5 kvadratu. Tai 9 plus 16 turi būti 25. 25 yra 25. Ką tai reiškia? Kad mes turime statųjį trikampį ir status kampas bus prie statinių, prie trumpesniųjų kraštinių. Pagal įbrėžtinius kampus, kai jis yra status, reiškia mūsų šita kraštinė yra skersmuo. Jinai nėra nei pakilus, nei nusileidus kažkur labiau centro to. Jinai per patį viduriuką eina šito įbrėžto apskritimo. Tai tuo atveju mes žinom, kad D yra 5, o R yra 2,5. Jeigu norit žiūrėti kažkiek paprasčiau, aišku, į šitą uždavinį be visų tų įrodymų, tai galite žiūrėti tiesiog, kad čia yra 3, čia yra 2 ir gaunasi, kad diametras arba skersmuo kitaip yra 5, o po to spindulys yra 2,5. 27 užduotis. Mes turime lygiakraštį trikampį ir į jį įbrėžtą apskritimą. Čia aš bandžiau padaryti tą brėžinį. Gal įdėsiu klipą, kaip darau, bet žodžiu. Tai mes turime formulę, kuri sako, kad mes turime spindulį ir galime jį rasti, jeigu A dauginsime iš šaknies iš 3 ir dalinsime iš 6. A yra trikampio kraštinė. Tai dabar mes galim taip susirasti trikampio kraštinę. Pirmiausia, jeigu mes padauginam viską iš 6, tai įsistatom visą šitą
2 šaknis iš 3 lygu a šaknis iš 3 dalinta 6 ir tada, aišku, dauginam iš 6, ar ne? Tai gaunasi 12 šaknis iš 3 lygu a šaknis iš 3 daliname iš šaknies iš 3 12 lygu a. Ir iš karto turim jau net antram savo atsakymą, trikampio kraštinės ilgį. O po to mes iš esmės ką turim? Kad jeigu mes norime nubraižyti mūsų pusiau kraštinę, aišku, mano braižymas tai saks, bet žodžiu, aš nepersistengsiu, tikrai esmę tikiuosi suprantat, bet jeigu mes pusiau kraštinės nupiešiam lygiakraščiam trikampyje, tai tada tai tampa mūsų vos ne aukštinė. Tai mes galim padaryti ką? Čia yra 12, čia yra pusė to lygiakraščio 6, tai pagal Pitagorą 12 kvadratu minus 6 kvadratu yra x kvadratu. Įsistatom visą tai į skaičiuotuvą. Gauname 108 yra x kvadratu, paimam šaknį. Ir gauname 6 šaknis iš 3 yra x. Ir gavome taip savo pusiau kraštinės ilgį. 28 užduotis. Mes turime kažkokią formulę ir sako, kad kažkiek turi teigiamų narių šita seka. Pažiūrėjus turime n kvadratu, turime n ir turime skaičių. Tai labai panašu į kvadratinę lygybę arba kitaip sakant parabolę. O ką mes mėgstam daryti, kai turim parabolę, spręsti diskriminantą. Tai pirmiausia išsisprendžiam diskriminantą, yra 26 kvadratu minus 4 kart minus 1 kart minus 91. Gauname 312. Tada sprendžiame x1 yra lygu minus 26 plus šaknis iš 312 dalinta iš 2 kart minus 1. Gauname daug skaičių po kablelio, tai, ir su šaknim gauname realiai, bet mes suapvalinsim tai. Suapvalinus visą šitą mes gauname 4,168. Tai jūs visą laiką galite žymėti tiesiog 4,2, tarkim, tokiuose uždaviniuose, nes nariai būna sveiki, tai tarkim, 4 narys, 5 narys. Tai tie kiek skaičių po kablelio čia nelabai svarbu. x2 tą patį tik tai su minusu. Ir apvalinam, gauname apie 21,8. Tai reiškia nariai nuo 4 iki 21 yra teigiami? Beveik. Realiai beveik. Kodėl ketvertas neužsiskaito? Nes tik tai nuo 4,1 prasideda teigiami nariai. Tai reiškia prasideda, kad tik tai 5 narys yra teigiamas, 22 jau nebus teigiamas. Jau jis bus neigiamas vėl. Vėlgi parodysiu, kaip aš žiūriu pagal parabolę. Jeigu mes nusibrėšime tiesę dabar, čia pažymėsime, kad mums turi būti daugiau už 0 visa šita funkcija daugiau už 0, negali būti 0, nes turi būti teigiamas, o 0 nei teigiamas, nei neigiamas. Tada koeficientas mūsų minusinis, tai parabolė eina į apačią. Mūsų čia yra 4,2 ir 21,8. Tai teigiami nariai yra tik šitam intervale, kadangi čia yra daugiau už 0, ar ne? Ką tai reiškia?
4 yra jau už ribos, jis kažkur čia. Jis bus minusinis. 22 irgi yra už ribos, irgi bus minusinis. Bet skaičiai tarp jų nuo 5 iki 21 yra teigiami. Tai paskaičiuokim, kiek čia jų yra. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Jų yra 17. 17 narių, kurie yra teigiami. Tai taip ir parašysime. Turime laikrodį ir mūsų klausia, koks atstumas laipsniais bus tarp rodyklių, kai mūsų rodyklės rodys 23, tai kažkur labai arti 12 ir 59, kažkur irgi labai arti 12, kažkur čia, ne? Aišku, valandinė rodyklė yra mažesnė, tai galima būtų žymėti kažką tokio ir kažką tokio. Tai pažiūrim, kaip tai apskaičiuoti. Pirmiausia, mes žinom, kad visas apskritimas turi 360 laipsnių. Kiek turi viena minutė? Tai galim pasižymėti 60 minučių yra 360 laipsnių. Tada viena minutė dalinam 360 iš 60, gaunam, kad viena minutė yra 6 laipsniai. Šitą patrauksiu į šoną šiek tiek. Tada kiek sudaro tos 59 minutės? Galite daryti pagal proporciją arba tiesiog dauginti 59 kart 6. Turėtumėt gauti 3, 5, 4. Tai mes išsiaiškinom, kiek laipsnių aplink visą laikrodį apeis minutinė rodyklė. Dabar, tai čia pasirašau minutinė. Dabar susirandam valandinę. Mūsų valanda susidaro iš 5 minučių, ar ne? 5 minutės yra 30 laipsnių. Kart 5. Minutė kart 5. Reiškias, viena valanda pereina 30 laipsnių. Taip pat viena valanda yra techniškai 60 minučių, ar ne? Tai aš patrauksiu čia truputį. Viena valanda 60 minučių yra 30 laipsnių. Tai reiškia, viena minutė yra 1/2 laipsnio arba 0,5 laipsnio. Toliau, ką mes dar galim pažiūrėti? Kiek apeina valandinė per 59 minutės? Tai 59 minutės yra 29,5 laipsnio. Dabar paimkime pažiūrėti, kiek iš viso praėjo valandinė apskritai laipsnių. Na, jinai tikrai praėjo 180 laipsnių, nes pusė tikrai praėjo. Čia jau 180 laipsnių. Tada iki 9 tikrai nuėjo, reiškia dar 90. Tikrai nuėjo iki 11, reiškia čia 30 ir čia 30. Ir tada per 59 minutės nuėjo dar 29,5 laipsnių. Sudedam visus šitus skaičius ir gaunasi, kad mūsų valandinė nueina 359,5 laipsnio aplink visą mūsų laikrodį. Tai dabar išsiaiškinom, kiek valandinė. Gerai, atimam. Pažiūrėti, koks tarpas tarp jų yra. Tai aš iš didesnio
atimu mažesnį. Ir sužinom, kad tai yra 5,5 laipsnio skirtumas. Toks ir bus mūsų atsakymas. Trisdešimta užduotis. Mes turime kažkokią tiesę ir turime antrą kažkokią tiesę. Ir reikia nustatyti, su kokiomis K ir B reikšmėmis tiesės yra simetriškos pagal OY ašį. Tai reiškia tiesiog pagal Y ašį. Kas vyksta su Y ašim? Jeigu mes turėsim čia tiesę, tai automatiškai mes turim pagal Y turėti tokią tiesę, ar ne? Kad vos neperlenktum per Y kaip knygą ir gautųsi tas pats. Ką tai reiškia? Kai taip yra, tiesės B, kur kerta Y ašį, turi būti vienodos. Koeficientai turi skirtis tik tai ženklu. Jeigu buvo minusas, tampa pliusas, jeigu buvo pliusas, tampa minusas. Pažiūrime, kokią tiesę čia turim. Čia turim lygtinę tiesę kol kas, ar ne? Susitvarkom ją, kad būtų tiesė. Persirašom, kad minus 2y lygu ir perkeliam į kitą pusę. Arba, kad būtų patogiau su tais visais minusais, mes x ir plus 6 paliekam šitoj pusėj ir perkeliam minus 2y į kitą pusę. Dabar mums reikia kiekvieną narį dalinti iš 2, kad prie y neliktų nei vieno skaičiaus. Tai reiškia x dalinta 2, tas pats yra kaip 0,5x ir plus 6 dalinta iš 2 yra plus 3 lygu y. Tai dabar, jeigu mums reikia pasižymėti, kad kx plus b lygu y yra simetriška, tai mes turim pažymėti, mūsų atsakymai yra 0,5 su minusu ir 3. 31 užduotis, mano nuomonė, yra turbūt sunkiausia šito bandomojo užduotis, kadangi čia yra įrodymas. Reikia atpažinti keletą dalykų. Dažnai mokiniai nėra matę tokių užduočių arba kaip jas iš viso pradėti, kaip žiūrėti tai. Ir dažniausiai mokiniam trūksta labai praktikos ties šitais uždaviniais. Tai pažiūrėkime kartu, kaip ją reikėjo maždaug spręsti ir kaip žiūrėti į tai. Jeigu visa šita lygybė teisinga, tada trikampis lygiašonis. Šitą trupmeną mes galime išskirstyti į 2 dalis. Kai sudedam arba atimam trupmenas, mes žiūrim, kad jų apačia vardiklis būtų vienodas. Lygiai taip pat galim išskirstyti į 2 dalis, tai parodysiu šiuo atveju, kaip tai atrodo, kad BC ir BC atimti trupmeną AC BC. Tai yra lygu 1 minus 2 kosinus kampo C. Šitas išskirstymas yra pilnai geras. Nieko blogo su juo nėra, nes jeigu mes norėtume šitas trupmenas atimti vieną iš kitos, mūsų vardikliai yra vienodi, tai tik tai viršus atsiimtų. Dabar toliau. Kai mes padalinam BC iš BC, gauname vienetą. Matome, kad Gerai, dabar matome, kad čia vienetas ir čia vienetas. Jeigu bet kurį persimestume į kitą pusę, tai jie išsiprastintų. Tai aš tiesiog juos ištrinu, kadangi mes turim tokią privilegiją, kai sprendžiame pačioj svetainėje, ne? Tada vėl nukopijuoju, minusus dalinu abi pusės iš minuso. Išsiprastinu. Ir turime, kad AC dalinta BC yra lygu 2 kosinus C. Pažiūrime šitą brėžinį, kuris pateiktas yra.
Kalbama apie šonus, apie kraštines. Ką mes galime padaryti su to, kad turim AC ir turim BC? Ir vėl kampas pažymėtas. Vėl galima pagalvoti apie kosinusų teoremą, kad pažiūrėti, kam būtų AB lygus, jeigu išsireikštume su raidėmis. Čia yra turbūt sunkiausia dalis, ką sugalvoti, kaip toliau spręsti. Tai šitoj vietoj tikiu, mažuma sugalvojo, kad naudoti būtent kosinusų teoremą, tačiau galima dar pastebėti, kad čia visur eina kosinusas, ar ne? Tai ne tik, kad kalbama apie kraštines, bet ir turim tą kosinusą kažkur įkištą. Tai nebus sinusų teorema, logiškai pagalvojus. Bandom. AC kvadratu plus BC kvadratu, nežinau, kodėl tas vienetas man vis lenda, kart AC kart BC kart kosinus C. Dabar vėl pažiūrėkit. 2 ir kosinusas. Tai yra lygu AC dalinta BC. Nok, pasiemu visą šitą, nusikopijuoju, ištrinu tą kosinus C, ištrinu dvejetą ir vietoj jų pasirašau, kad dauginu iš AC dalinta BC. Nes sako, kad lygybė teisinga, tiesa, tai mes paėmam tai kaip faktą. Nu, okei, tas teisinga. Tai kas tada bus, jeigu tai teisinga? Matome, kad šiti dauginasi ir išsiprastina automatiškai. Išprastinam. Vėlgi persirašau, kad čia viskas būtų labai detaliai. Tada matome, kad AC susidaugina. Tai rašau AC kvadratu. Persirašau. Viskas labai detaliai čia pas mane, kad galėtumėt pasižiūrėti vėl. Tada matosi AC kvadratu yra ir minus AC kvadratu. Tai dabar šiti išsiprastina. Ir tada gaunasi, kad AB kvadratu yra lygu BC kvadratu. Ištraukiu šaknį, AB lygu BC. Ir staiga mes pamatome, kad kai įsidėjome tą lygybę, automatiškai gavosi, kad dvi kraštinės yra lygios. Ir taip atsakymas, galite rašyti ATS, taip, kai lygybė teisinga, tai trikampis yra lygiašonis. Tai va, čia vienas tokių sunkesnių uždavinių, kaip sugalvoti, kaip tai padaryti, bet tikiuosi supratote visą sprendimą ir kaip kitą kartą reikėtų žiūrėti tokį uždavinį. Vėlgi paminėsiu, kad mano visi užrašai bus įkelti description'e, kad jum atsisiųsti ir tada susimatysim kitoj pamokoj.